Jeigu kas prieš sezoną būtų pasakęs, kad Šiauliai ir Panevėžys po 6 turų bus 8 ir 9 turnyro lentelės vietoje, turbūt, na, galbūt būtume pasukinėję pirštu prie smilkinio. Tikrai Dainava niekaip nenukrės. Čia Panevėžiečių išpuolis prašoko, ten Šiaulių gynėjai, dar viena situacija. Na, taip lyst savoje baudos aikštelėje. Susidūrė su Olbergiu, na, gražus gestas, ten vienas kitam futbolininkai paduoda ranką, pakelia nuo žemės ir žaidžia toliau. Dar viena Panevėžiečio ataka, smogis ir pirmasis įvartis. Pirmasis įvartis krenta į aikštės šeimininkų vartus Federico Palacios. 31 numeris, na ir žiūrim epizodo pakartojimą, per daug laisvės. Mbo gerai atmetė kamuolį. Na vėl, tarsi ir trukdo vienas kitam šiauliečių futbolininkai ir štai perimtas kamuolys, Mbo smūgis į vartus, Lukas Paukštė priverstas pasidarbuoti, nors dar viena Šiaulių ataka. Pastarosiomis minutėmis aikštės šeimininkai kaip reikalas ekspertus, gal palaukim šios atakos pabaigos, štai kokį smūgį atlieka Jeffis Arfongas ir kamuolys. Dar vienas perdavimas, numestas kamuolys, čia galima smūgiuoti nuo šalies ir Davis į Kaunieks. Srautus nuo žaidėjų šiek tiek maišė Mantui Tukliui, smūgis iš oro ir labai, tačiau ataka Dovydaitis baudos aikštelėje, smūgis ir kamuolys prasilenkia su vartais. Iš gan pagarbaus atstumo, nors dabar situacija gali keistis. Noelis buvo baudos aikštelėje, smūgis į artimai kampą, Lukas Paukštė. Plys Vaitkūno perdavimas į baudos aikštelės vidurį, smūgis ir netoli, dar vienas smūgis, Černiauskas gaudo, ataka tęsiasi, perdavimas. Na, didelis gaisras Panevėžio baudos aikštelėje, čia žaisti galima. Baudos aikštelė, štai toks bandymas ir Vytautas Černiauskas. Susikaupimą, už tą atidumą ir už tai, ką jis išdarinėja. Dabar smūgis tiesiai jam į rankas. Na, galima sakyti, kad šiame epizode jam gal ir pasisekė, bet gero vilkė baltą aprangą ir gina Panevėžio komandos vartus. Štai tokia situacija, smūgis, kamuolys ritasi į vartus ir tai atrodo įvartis. Tai atrodo įvartis, net nepatikėjo pats Nauris Petkevičius, nors teisėjas bėgo link aikštės vidurio ir 1-1. 1-1. Rezultatas 1-1. Nauris Petkevičius, man atrodo, mušė įvartį. Bet dar palaukime, dabar jau Panevėžio atsakas, Remeikis. Perdavimas Beneta į baudos aikštelę krenta, ten krenta. Iš karto ir pats Nauris patikėjo, kad įvartis įskaityta. Štai toks bandymas ir aidi finalinis teisėjo švilpukas, skelbiantis, kad Šiauliai ir Panevėžys sužaidė kovingomis lygiosiomis 1-1.